Sveiki atvykę į mūsų peilių virtuvę. Tas dalykas visiems labai užkliūna, tai iškart sakau peilių virtuvė, labai paprasta, lengva atsiminti. Gaminsime šiandien buratos ir pomidorų salotas, labai paprastas, su visokiais gerais dalykėliais naminiais. Įdėsime ir kalė kopūstą arba garbanotą į kopūstą, burokėlių lapus, baziliką, čia viskas yra namuose auginta, pomidorai taip pat ir netgi pagardinsime džiovintais pomidorais aliejuje. Atsiprašau, čia viskas krenta, taip paprastai kaip virtuviai. Viena paslaptis, kada tos salotos tikrai labai skiriasi skoniu, yra ypatingos, tada, kada jūs naudojate kambario temperatūroje buvusius pomidorus. Tai ir šiaip rekomenduojama tikrai naudoti ir nokinti pomidorus kambario temperatūroje ir nelaikyti per ilgai šaldytuve, nes jų skonis ir savybės visai tokios skoninės kitokios atsiranda. Tai va, tai čia yra taip pat specialiai paimti visokie skirtingi pomidorai, netgi gali būti šiek tiek kietesnis, mažiau sunokęs, taip pat minkštutis sunokutis ir čia taip pat. Ir dėl grožio įvairių pomidorų. Čia buvo nuolaida figoms, nusprendžiau, kad vis dėlto ir figų reikia nusipirkti, nes tikrai šitos salotos jos labai dera. Balzaminis actas naminis, meluoju, tiesiog natūralus, jis yra vynuogių misa, nuverdama 12-24 ir taip toliau valandas, kad būtų labai tiršta natūraliai, be jokių tirštiklių ir nieko, tiesiog vynuogių misa. Ir alyvuogių aliejus, rapsų aliejus, kokį aliejų tik jūsų širdis geidžia. Tai ką mes darome? Pomidorus išpjauname jų šerdelę. Ir paprastai padarysim. Jie yra šilti ir tikrai bus labai skanus. Galima, kaip mažesnis pomidoras, kietesnis, tiesiog viršūnėlę nupjauti. Čia šitas receptas taip pat mažų pomidorų viršūnėlės tik nupjauti galima, nes patogiau negu žaisti ir įpjaudinėti juos. Ir figas tiesiog į tais keletą dalelių. Taigi. Šiek tiek gal reikėjo kitą indą paimti. Visa kita keliauja į kompostą. Paimame pomidorą, nupjauname galą. Supjaustą pomidorą sudėsiu čia. Taip pat šitą dalį vėliau panaudosiu. Visko tikrai nereikia. Šitą dalį taip pat. Šiaip vienas labai metodas man pasiteisinęs, tai yra pomidoro, ypač minkštų tokių, pjaustymas su duonos peiliu to karbuotu. Žiauriai geras dalykas, kai norit supjausti daug pomidorų ir lygiai. Tai va, tai paprastas išdėstymas. Pakeitėm lėkštę. Taigi, dedame savo skirtingus pomidorus. Oi, dar vieną dalyką padarysim prieš tai. Bazilikai, švarutėliai, kalė, tai arba garbanotasis kopūstas, kurio daug kas dažnai nemėgsta, nes nežino, ką su juo daryti. Dedame atliekas, čia po to džiovinsim ir darysim sultinį iš jų. Tai paslaptis yra labai paprasta. Tuoj parodysim. Šitos biškį patraukime. Nieko tokio, kad viskas vyksta ant vieno, nes pakol kas mes naudojame tik augalinius dalykus. Ir jie iš tiesų nekenkia ir kryžminės taršos nėra, nes viską dėsime į bendrą lėkštę. Tai tikrai nereikia kiekvieną kartą plauti ir naudoti. Tai garbanotasis kopūstas yra pašalinamos nuo stiebo. Tada jis gali būti supjaustamas arba, jeigu norite, gali būti paliekamas tokios formos, kokios yra, bet susmulkinus jisai suminkštėja biškį. Na ir prieš dedant į lėkštę, su aliejai, su kažkom reikėtų dar jį susmulkinti, o jeigu šiuo atveju nedarote padažo ir prieš tai nededate, tai tiesiog gerai suspausti. Pamasažuoti, kaip sakoma. Na ir tada dedame į lėkštę. Galime susipjaustyti bazilikus. Dedam vieną ant kito. Susukam. Ir supjaustam. Kotelį palikau. Na, tada dedame pomidorą, taip pat šiek tiek burokėlių lapų. Jūs tiesiog galite, va taip paprastai, nulupti, galite net ir kotelius valgyti, jeigu jums tik tais patinka. Jos taip pat reikėtų pamasažuoti
kaip sakant, kad jie taptų minkštesni ir valgomi, arba stipriai susmulkinti, parodysiu. Taip paprasta. Pasidalinam. Nupjaunam, jeigu yra kokių nevalgomų dalių. Gerai susmulkinam ir pabarstysim. Gerai. Ir tada dedame pomidoriukus savo nedadielkės biškį paslepiam. Kur Aida, ten nedadielkos. Su laiką taip. Tiesiog žmogus, kaip sakau, netobulas žmogus. Tai va, dedame tos mažesnius dėl įvairovės. Ir tada dėsime mano pomidorai išdžiovinti šių metų, jau šio sezono. Išdžiovinti, rehidruoti, tai yra į tirpalą acto ir prieskonių cukraus ir druskos pamirkyti. Ir tada į aliejų dedami, tokie kaip saulėje džiovinti, kai būna pomidorai parduotuvėse, žinote, tai čia tos pats tik namų gamybos ir ne saulėje džiovinti, o džiovyklėje džiovinti. Tiesiog galima ir saulėje, tai ilgai užtrunka. Šiuo metu aš turiu labai daug derliaus. Tai tiesiog noriu kuo greičiau tai padaryti. Neturiu tiek vietos, kad galėčiau džiovinti saulėje. Patogiai padarytos. Tada dedame baziliką ir per viduriuką dėsime buratą. Va, ją taip atskleidžiam, galime išplėšyti, jeigu norisi. Aš tiesiog ją tokią paliksiu. Kiek kas norės, tiek tas pasims. Dedame, čia toks labai greitas figas. Galime daugiau figų padėti. Visą figą. Džigi. Dar šiek tiek pasmulkinti baziliko. Labai skaniai kvepia. Pomidorai sudėti. Mylimas, mėgstamas alyvuogių arba kitoks aliejus. Tikrai nereikia gailėti. Geras balzaminis actas be tirštiklių ir visų kitų dalykų. Tiesiog natūraliai sutirštintas. Daug dalykų nereikia šiaip virtuvėje turėti, bet būtų gerai, kad jie būtų tiesiog geros kokybės ir to užtenka. Na ir druskytę galima, čia šita yra stambesnė ir aš ją su pestelė susigrūdu. Jeigu norisi, tai galima tiesiog taip paprastai. Na ir nežinau, ar matysis. Voila, bet kokio stalo puošmena šalia duonytės, kažkokios skanios ar namų gamybos ar paprastos ir puikus maistas. Paruoštas per 5 minutes. Ir labai maistinga. Skanaus.